Įdomus tie lietuvaičiai. Parašai kokią nors vieną postą, vieną sakinį apie Rusiją, nesvarbu ką. Nu niekaip tas postas į tų žmonių gyvenimus neįtakoja. Komentarų šimtai. Parašai kokią nors rimtesnį postą, kuris realiai įtakoja į jūsų gyvenimus. Nu, pavyzdžiui, griniai pinigai, atsiskaitimas grinais pinigais ir grinųjų pinigų ribojimas. Gali būti, greičiausiai taip ir bus, vieną gražią dieną suprasit, kad jūsų bankų sąskaitose pinigai jau nebe jūsų. Kažkur jie dingo, kažkodėl jie užblokuoti ir dar kažkas tai. Ir vien dėl to, kad pabandyti sumažinti tam tikimybę, užtenka kelių minučių nuveiti pasirašyti dėl referendumo. Postas surinko 3 komentarus. Nežinau, mėlyje, jeigu jums taip nusispjauti ant jūsų gyvenimų, man tai kas, arba ką nors duodi technikas, metodikas, kurios realiai pakeistų jūsų gyvenimus. Realiai jūs galėtumėt nustoti skųstis savo gyvenimu. Bet gal jūsų tikslas yra gyventi šudinai, pastoviai skųsti savo gyvenimus ir kaltinti arba Vatnikus, arba Landsbergį, arba Putiną, arba Zelenskį, Trumpą. Nu visus jūs kaltinat dėl supausių jūsų gyvenimų. Ir nieko nedarot, kad pakeisti savo gyvenimą. Dėl ko? Tingit, bijot, nesuvokėt. Ir taip gerai. Prie šūdo pripratot, prie smarvės pripratot ir bijot pakeisti ant geresnio kvapo, ant geresnio gyvenimo, mėlyjeji. Mane žinot, šitas video, kiek surinks komentarus? 2,5, 3, jeigu bus komentarai, jau bus gerai. Bet ką darysi, bet kokia atveju, jūs nuostabus, jūsų čia asmeninės tragedijos, o aš toliau eisiu į kalnus, į 5 km aukštį. Bet čia jau kitos dainos tekstas.